Neseniai gyvybės langelyje dvynukės palikusi alytiškė nutarė kūdikius susigrąžinti. Moteris tvirtina susitaikiusi su vaikų tėvu ir dabar nuolat lankosi vaiko teisių apsaugos tarnyboje. Tačiau tikėti jos pažadai specialistai neskuba. Paaiškėjo, kad jau palikusi kūdikius gyvybės langelyje, alytiškė mėgino gauti už vaikus priklausančias socialinės išmokas. Prieš 3 metus jai buvo pribotos motinos teisės. Lietuvoje nuskambėjusi istorija dėl Kaune gyvybės langelyje paliktų dvynukių keičiasi kardinaliai. 30-metė alytiškė moteris gailisi dėl savo poelgio ir mergaitės ketina atsiimti. Mažylės sesutės prieš 10 dienų paliktos Kauno gimdymo namuose jau Alytaus medikų rankose. Dabar jos globojamos Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Šiandien jos jaučiasi gerai. Mama jas palikusi Kaune, po kurio laiko apsigalvojo ir jau prašo dvynukės grąžinti. Tačiau jas aplankė kol kas tik kartą. Neblogai. Auga, valgo, svorio priaugo. Viskas tvarkoj. Ar motina lanko? Buvo mamytė vakar atėjus. Tik mamytė šiek tiek sloguoja, tai mes nelabai norėjom, kad ji per daug su mergaitėm pabūtų, bet pabuvo, pasidomėjo ir tiek. Jau palikusi dukrytės Kauno gyvybės langelyje, alytiškė bandė gauti vienkartinių išmokų vaikams ir mėnesinių išmokų, kol mažylėms sukaks 2 metai. Tačiau paaiškėjus šios istorijos aplinkybėms, jas skirti buvo atsisakyta. Pasirodo, sausio 3-ąją dvynukės Kaune pagimdžiusi alytiškė iš klinikų išsiprašė į Alytų, medikams pasakiusi, kad vyksta prižiūrėti sergančio tėvo, nors šis jau prieš 4 metus mirė. Išsiprašiusi moteris puolė tvarkytis dokumentus išmokoms. Vėliau ji paėmė mažylės iš ligoninės ir sausio 21 dieną paliko gyvybės langelyje. Pavyko pakalbinti ir dvynukių motiną, 30-metę alytiškę. Ši divagojasi suklydusi, tačiau tikina jau susitaikiusi su mergaičių tėvu, kuris vyksta uždarbiauti statybose kituose miestuose. Moteris tikina, kad dvynukės jie ketina auginti drauge. Kodėl jūs tuos vaikučius palikot gyvybės langelyje Kaune? Todėl, kad nespėjau gyvenamą plotą susirasti, neturėjau kur pasidėti su juo. Bet jūs vis tiek turite mamą, tarkim, buvo ir yra vaiko tėvas. Buvom su vaiko tėvu susipykę, dabar susitaikėme ir planuojame auginti kartu. O ar planuojate ir pirmąjį vaikutį savo susigrąžinti? Taip, be abejo. Dabar jūs šiuo metu ieškotės gyvenamo ploto, taip? Taip, ieškausi ir šiandien susitikimą turiu su dėl nuomojamo buto. Nustatyti, kas dvynukių mama, pareigūnams buvo nesunku, nes ant vienos mažylės rankos uždėta apyrankė su motinos pavardė. Šiomis dienomis dvynukių motina nuolat lankosi Alytaus vaiko teisių apsaugos tarnyboje. Yra parašiusi prašymą, esą kai susiras gyvenamąją vietą, pati norėtų auginti dukrytės. Vaiko teisių gynėjos moters pažadais tikėti neskuba. Tėvai turi įtikinti specialistus, kad bus pajėgus vaikus auginti ir daugiau nuomonės dėl jų nekeis. Su jų mama mes bendraujame kasdien, mums yra žinomi jos ketinimai. Ši šeima bus įtraukta į socialinės rizikos šeimų apskaitą, su šeima dirbs socialiniai darbuotojai, vertins situaciją, stebėsim padėtį, pasikeitimus ir spręsim dėl mergaičių sugrąžinimo į šeimą. Nors alytiškė gailisi savo mergytės palikusi, jau turi vieną mažametį vaiką, kurį augina močiutė. 2009-aisiais alytiškiai buvo apribota motinos valdžia neribotam laikui. Ji turi mokėti vaikui išlaikyti po 400 litų, bet jų nemoka ir yra įsiskolinusi per 10 000 litų. Reporterė Daina Baranauskaitė, Alytus.